Sveiki įsijungę Moksleivių krepšinio lygos, ne Moksleivių krepšinio lygos, jaunimo krepšinio čempionato olimpinės taurės finalinio ketvirto susitikimą. Jų taktika atrodo pasiteisinti ir atrodo, kad ima įsilyginti žaidimas. Fantastiškas blokas. Domas Šelekas prametė po stumetimus į žaidimo ir dabar jau po kurio laiko sezono nebuvo tarp tų pagrindinių favoričių rungtyniauti finale. Puikiai ataka čia, neįsilaiko ant kojų netgi po metimo Rokas Petkevičius. Puikus Vainiaus Steponavičiaus prasiveržimas. Kartais toks vaizdas pranoksta kiek bendramžius krepšininkus iš 3 taškų zonos. Šesti kamuolį atgal Rokui Petkevičiui ir sutrukdyti pavyksta. O čia pirmasis rungtynių dėjimas Domas Šelekas. Ir tai yra teigiamas dalykas, kad atsilieka. Tai yra klaidos, 11 kartų suklydo biržiečiai, o dabar pagaliau Laurynas Danielius. Tačiau šiandien reikia, kad kas nors pataikytų Kėdainių ekipoje. Puikus blokas, bet po to lieka su kamuoliu ir pelno 2 taškus su pražanga Aurimas Jocas. Po pagavimo iš karto nusprendžia atakuoti Vainius Steponavičius. O šalį šauna Jocas, atkovoja kamuolį po savojų krepšių kėdainiečiai. Ir tai labai svarbu nusimti kamuolius. Vainius Steponavičius, 2 taškai su pražanga, Kėdainiai sugrįžta galingai. Iki galo veržiasi Simonas Kriaučiūnas. Aš susitikimą jums padėjau stebėti Ignas Grinevičius, jau atsisveikinu iki kitų susitikimų. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.